Elenos Mezginaitės 12 Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalio konkursą Mano senas draugė organizatoriai kreipėsi jaunosius atlikėjus ir primena, kad jau vyksta dalyvių registracija. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, norime pakviesti jaunuosius kūrėjus į jau 12 Elenos Mezginaitės Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalį Mano senas draugė. Pasak organizatorių, paraiškas gali teikti jaunimas iki 19 metų amžiaus, tiek kaip solistai, tiek kaip ansambliai. Šiemet festivalyje yra nauja kaip ir spalva, gaida. Tai va, šitoj afišoj matosi, kad yra ir simbolis naujas, gitarėlė, bet su fortepijono klavišais. Tai čia jau toks kaip ir naujas įvaizdis šito mūsų festivalio. Taip pat dalyviai, kiekvienas dalyvis gaus dovanų po šitokią gitarytę. Galim sakyti, sesutė praėjusio festivalio gitarytės, bet jau šiek tiek nešanti daugiau informacijos, daugiau minties, na, kaip sakiau, jau yra su fortepijono klavišais. Visų dalyvių lauks dalyvio diplomai ir be abejo rėmėjų dovanos. Ir kas matyt labai rūpėtų visiems, taigi jeigu atlikėjas dalyvaus su savo kūriniu laureatų koncerte, su juo bus surašoma intelektinė sutartis ir žinoma lauks honoraras. Festivalio dalyvių paraiškų laukiama iki lapkričio 13 dienos. Organizatoriai kviečia jaunimą dalyvauti saviraiškos ir kūrybos šventėje. Na, čia mes nebereikalo kalbame iš šitos vietos. Va, už manęs būsimasis Elenos Mezginaitės skveras. Jame jau vyksta renginiai, jau vyko net 2 poezijos pavasariai. Jaunimas mėgsta šitą erdvę. Na ir simboliškai kviečiu į Elenos Mezginaitės 12 Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalio konkursą Mano senas draugė. Laukiame jūsų paraiškų ir be abejo žiūrovų lapkričio 17 dieną laureatų koncerte, kuris vyks Panevėžio muzikiniame teatre 15 val.